Miško pakraštyje aukštame senajame ąžuole gyvena mažytė pelėdžiukė vardu Luna. Ji buvo visa pūkuota, smalsi, su didelėmis gintarinėmis akimis, kurios žvilgėjo kaip dvi mažytės žvaigždės. Luna turėjo vieną keistą savybę. Ji labai bijojo tamsos. Tai skambėjo gana keistai, juk pelėdos yra naktiniai paukščiai. Bet vos tik dangus pradėdavo temti, Luna puldavo slėptis giliai į savo drevę, susisukdavo į kamuoliuką, užsimerkdavo ir stengdavosi nematyti aplink skleidžiančios tamsos. Jis savo kartodavo: kai užmerkia akis, viskas būna šviesu viduje. Jos mama ir tėtis buvo geri, švelnūs, supratingi pelėdos. Jie nebarė Lunos, bet tyliai svajojo, kad vieną dieną ji pati išdrįstų išeiti į naktį ir pamatytų, koks stebuklingas yra miškas, kai jis pasineria į šešėlius ir žvaigždžių šviesą. Tamsa tai ne pavojus, sakydavo mama. Tamsa tai metas, kai pasaulis kalba tyliai. O tyliai kalbantis dalykai, jie dažnai būna stebuklingi, pridurdavo tėtis. Bet Luna tik linguodavo galvą, uodegytė virpėdavo: ne, naktis pilna šešėlių, o šešėliai pilni baimių. Ji buvo įsitikinusi, kad tamsa slepia košmarus, netikėtus garsus, snapus, akis, kurios žiba krūmuose, ir tylų šnarėsi, kuris verčia širdį plakti greičiau. Bet viskas pasikeitė vieną ypatingą vakarą. Saulė kaip tik buvo nusileidusi, o miškas pradėjo skendėti žalsvai mėlynoje prieblandoje. Vėjas švelniai dvelkė pro drevės angą. Luna jau ruošėsi susisukti į kamuoliuką, bet staiga išgirdo tylų ploną cypimą iš po medžio. Ji susiraukė. Tamsu, bet tas garsas keistas, pagalvojo. Smalsumas, kaip dažnai būna mažiems pelėdžiukams, buvo stipresnis už baimę. Luna prisimerkusi iškišo snapelį iš drevės. Cypimas nutilo, bet tarp žolių jį pamatė mažą šviesų taškelį, tarsi žvakės liepsnelė. Kas ten? Sušnabždėjo. Aš čia, atsakė balselis. Aš pelė vardu Mikis, pasiklydau, o dabar bijau grįžti namo, nes visur tamsu. Luna nustebo. Tu bijai tamsos? Bet tu naktinis gyvūnas. O tu, paklausė pelė, ką tu čia veiki tokį laiką? Pelėdžiukė susigėdo. Aš šiaip vedinu sparnus, sumurmėjo dairydamas į šalis. Mikis pažvelgė į Luną vilties kupinomis akimis. Gal galėtum padėti man grįžti namo? Tavo sparnai tokie dideli, su tavimi jaučiu saugesnis. Luna atsargiai žvilgtelėjo į dangų. Jis buvo tamsus, bet ne niūrus. Priešingai, pilnas žvaigždžių. Vėjas švelniai judino medžių šakas, o iš toli sklido svirplių daina. Tai neatrodė baisu. Atvirkščiai, buvo net šiek tiek gražu. Gerai, sušnabždėjo Luna. Skrysim lėtai. Ji nuleido sparną, kad Mikis galėtų užsiropšti, ir pirmą kartą savo gyvenime išskrido į tikrą naktį. Tas skrydis buvo kupinas atradimų. Skrisdama virš medžių viršūnių, Luna stebėjo pasaulį. Ji matė, kaip blizga rasa ant lapų, kaip mėnulis sukuria šviesos takus ežere ir kaip miškas sapnuoja tyliai kvėpuodamas po žvaigždėmis. Kartais jie skrisdavo žemai, virš žydinčių viržių, o kartais aukščiau, kur net naktiniai drugeliai plasnojo pro šalį. Vienas net trumpam nutupė ant Lunos sparno. Kaip čia ramu, sušnabždėjo pelėdžiukė. Ir visai nebaisu. Mikis šyptelėjo.
Tavo sparnai ne tik dideli, jie ir drąsūs. Po kelių minučių jie pasiekė pelės urvelį po senos pušies šaknimis. Mikis nulipo ir nusišypsojo. Ačiū tau, Luna. Tu buvai drąsi. Labai drąsi. Pelėdžiukė trumpam sustingo. Ji pasuko galvą į dangų, kuris mirgėjo nuo tūkstančių žvaigždžių ir tyliai ištarė. O gal aš iš tikrųjų nebijau tamsos. Aš tik nežinojau, kokia ji graži. Ir nuo to vakaro viskas pasikeitė. Luna ėmė skraidyti kasnakt. Ji tyrinėjo mišką, rinko nakties garsus ir kvapus, stebėjo, kaip gėlės užsimerkia, kaip pelės šoka šešėliuose, kaip žvaigždės keliauja dangumi. Ji tapo nakties stebėtoja, nedrąsi, bet smalsi, vis labiau pasitikinti savo akimis, ausimis ir širdimi. Ji net ėmė rašyti mažas istorijas snapeliu ant beržos žievės, apie dainuojančius vabalus, mėgančius drugelius, nakties švytėjimą ant samanų. Kiti miško gyvūnai ją sutikdavo su šypsenomis. Ar tu nakties karalienė? Vieną naktį paklausė mažas ežiukas. Luna tik nusišypsojo. Ne, aš tik pelėda, kuri vieną kartą išdrįso atmerkti akis. Ir miškas žinojo, tai tiesa, nes kartais tam, kad pasaulis taptų šviesesnis, pakanka vieno mažo drąsaus žvilgsnio į tai, ko bijome. O tamsa, ji ir toliau buvo tamsi, bet dabar Luna žinojo, joje slypi ne pavojai, o stebuklai. Tik reikia leisti sau juos pamatyti.